Mes nuolat grįžtame prie viešų pirčių temos, nes su liūdėsiu priimam bet kokią žinią apie jų uždarimą ar griovimą. Bet šiandien gera diena, nes norime pasidžiaugti, kad ne visos viešos pirtis yra naikinamos. Turime ir gražų pavyzdį. Pasenusią Obelių viešą pirtį žmonės kartu su valdžios vyrais prikėlė antram gyvenimui. Tad pradėsim nuo Rokiškio mero Ramūno Godeliausko. Prisidėjote prie Obelių viešos pirties išsaugojimo. Ką, neturite kitų darbų? Tai čia vienas tokių labai rimtų darbų, sakyčiau, kodėl tai galima sakyti, kad nėra darbo, ne, tai rimtas reikalas. Iš tikrųjų, ta bendruomenės iniciatyva tokia ir noras, ir žmonių noras turėti tą viešą pirtį, išlaikyti ją, saugot. Tai ir buvo pagrindinis tas toks dalykas apsisprendimui, kad vis tik reikia atrasti lėšų, reikia ją atnaujinti ir kad jie nenumirtų čia, o būtų tarnautų žmonėms. Kaip atsirado mintis, kad viešą pirtį reikia renovuoti? Atvykus į Obelius, esu pavaduojantis kolegė seniūnas Obeliuose, tad susipažinęs su esama bendruomenė, su seniūnaičiais ir įžvelgiau, kad turi labai miestelis gražią visuomeninę pirtį ir pamatęs ją, pasitarę visi kartu, nusprendėm šią pirtį renovuoti. Tad su visų pritarimu, pagalba vietinių bendruomenės, ūkininkų ėmėmės renovacijos. Rokiškio krašte turime ir savo ambasadorių, profesionalų pirtininką Nidijų Aukštikalnį, kuris konsultavo renovacijos klausimais, kad garinė būtų patogi ir žmonėms, ir ten dirbantiems pirtininkams. Teko dalyvauti porai švenčių šitą miestelę ir taip iš ją kalba yra vieša ta pirtis. Na, tada kažkaip atsirado poreikis ją išbandyti. Na, išbandžius toksai vaizdas pradžiai buvo niūrokas. Krosnis patiko labai gera, bet visa kita tai baisu buvo. Ir va čia taip sprendėm, ilgai diskutavom, dar Giedrių pasikvietėm iš Vilniaus, na ir visi bendrom jėgom sugalvojom tokį dalyką. Tai vyko dėl žmonių gerbuvio, norą tiesiog bendruomenės, o tų žmonių, kurie čia ateina, jie visi labai nori tas pirties. Darėm tą dalyką, kad ji toliau gyvuotų ir ne vienus metus ir ilgai ir džiugintų, kaip sako, žmonių kūnus ir sielas. Išties, Lietuvos kaimo vietovėse daug šeimų savo namuose neturi nei šalto, nei karšto vandens, o miestelio vieša pirtis sprendžia žmonių higienos problemą. O kur dar laisvalaikis, sveikatinimas, bendravimas? Šiandien, sako, važiuojame, darėmės pirties ir vantas lapas, jo dėka čia jaučiame. Pasikaitinti. Pirtis ne tik pirtis ir bendravimo būdas. Nors ir savo turėdamas pirtį, bet kas antrą savaitgalį, kai būna, stengies galimybę esant, pabuvot, pasišildyti, pabendrauti. Šiaip tai pirtis yra iš pirmųjų numerių. Šiandien aš esu Obelių visuomeniniai pirty. Pažiūrėkit, kaip jinai nuostabiai atrodo, dar kvepia medžiu. Tiesiog šilta, gera ir malonu. Ir šitos pirties nebūtų, jeigu ne Obelių bendruomenės pirmininkas Virginijus Puperis. O ar tiesa, kad prieš 3 metus šitą pirtį norėjau daryti? Taip, tiesa, ir būtų tikrai uždaryta. Ir buvo tokių planų, buvo skaičiuotas paskutinės valandas, bet biliečiai yra karingi, tai žino apie akcijas. Tokia garsi buvo akcija Pist ir dingo mūsų kelias. Respublikai užgarsėjus, taip pat ir mes visi susitelkėm ir paprasčiausiai neleido. Apie tai žinojo visi, ir Seimo nariai žinojo, ir Seimo pirmininkė, ir visi ministrai. Ir mes turim rezultatą, ši pirtis veikia. Ir manau, kad nebekils niekam noras šitas pirties uždaryti. Čia gal kalėdinė dovana belim. Tai aš žiūrėjau, kad prieš pat kalėdas buvo atidaryta. Tai šaunu. Tai mums dovana, obeliečiam, pirtininkam, visiems dovana. Bet jūs irgi prisidėjote. Jeigu nebūtų nereikėję, tai turbūt seniai būtų užsidarę, jau prieš 3 metus nebūtų to. Jo, aišku, mes prisidėjom savo reikalavimai, savo tokio lyg ir lengvų protestų, automatiškai prisidėjom ir finansiškai. Ta teritorija aplink mes sutvarkėm, tai čia prisidėjo ir verslininkai, prisidėjo ir ūkininkai, tai ir Vaičėnas dirba, ir Staliai dirba čia, ir čia daug labai dirba, ir mūsų garsus influenceris Šiaučiūnas dirba, Petras, ir Povilas Ragelis,
nežinau, čia labai daug dirbo žmonių. Tai šaunu, tai yra savo pinigai, savo lėšom, bet bendrai padarėm. Tai puikus pavyzdys visiems, kad jeigu jūs norite, jeigu jūs turite pirtį visuomeninę, tai ir nuo jūsų priklauso, ar ją turėsit toliau, ar jos neturėsit. Taip, tai automatiškai mes turim ir pagailėtį pirtininką, kuris mums visą sukonstravo, parodė idėją. Čia buvo ne vienas specialistas ir va, matas. Dirba visi čia, ne vienas žmogus, ne keletą, ne firma, nieka, čia dirba visi, čia yra bendruomenės visas kūrinys. Tai va, aš žaviuosi, kad aš Obelietės ir Obelės yra tokia gera bendruomenė. Šaunu. Prikelti viešą pirtį reikia geros valios žmonių pastangų ir rėmėjų. Nuoširdus ačiū jiems. Taip pats panašiai elgiuosi gyvenime, prikelinėjau senus daiktus antram gyvenimui, tai čia irgi tokia idėja. Sakė, reikia griaut, galime ir negriaut pasirodo, galime biškiai aptvarkyti, dar jeigu ten prie pirtį sutvarkius, tai visai čionai lankytina vieta būtų. Na, aišku, čia mintis aptarsim su seniūne, kad gal kažkaip tai išeitų nuomot tą pirtį, padaryti tokius, su chebra atėjo, ten 100 eurų paliko, išsiprausė ir tą 100 eurų kompensuotų, pavyzdžiui, senjorą nusiprausą. Taip, tai mes kažką panašu ir kalbėjom, būtent ir su seniūnu, ir su Ramūnu, kad kažką būtų galima padaryti. Ir manau, kad ir pirtininkai prisidės, ir aš prisidėsiu, kad tą idėją labiau populiarinti ir galima būtų tą pirtį įsinuomoti. Tikrai dabar, kas yra gerai, kad čia šitoj pirtį ir du žmonių daug telpa. Vienas dalykas, jos galima sėdėti, bet yra puikiai padaryta vieta, kur tu gali dirbti, kur gali dirbti pirtininkas. Nes dažnai būna visuomeninės pirtys yra tik laiptai, tai tu ten nei atsigulsi, nei tu ten kažką padarysi. Čia gali būti, galima ten yra platus ploktas, galima ten gulėti, iš bėdos gali pirtininkas ir ten dirbti. Su vaikais atėjo čia irgi puikus dalykas, šiandien nebus taip šiltas, sakykime. Ši pirtis yra puikus pavyzdys, ką gali žmonės. Jau praėjo tie laikai, kai viskas mums sakydavo, parodydavo, ką reikia turėti, kaip mums turi gyventi. Ir tai parodo, kad jeigu žmonės susitelkia, jeigu yra žmogus, kuris yra, sakyčiau, lyderis, kuris inicijuoja, žmonės pasijungia ir galima nuversti kalnus. Ar ne taip? Taip, teisingai, tai buvęs seniūnas užvedė ant kelio šitą pirtininkų Obelių bendruomenę ir tiesiog, žiūrėsim, ar jinai susiburs didesnė, nes anksčiau jos nebuvo, tai... Ir nebuvo bendruomenė. Ar išsivystys ta pirtis? Bendruomenė buvo tikrai stipri, tik tai valdininkai nesupranta, kad jie yra tarnautojai ir jie turi tarnauti viešajam interesui. Ne jie turi nustatinėti, kaip mums gyventi, mes pasakom, o jie vykdo mūsų pageidavimus, galima taip švelniai sakyti. Ir bendruomenė mes turim tą padaryti. Aš suprantu, reikia labai tyliai kalbėti anksčiau. Mes garsiai kalbėjom. Žinoja visi mums. Tai reikia tiesiog, tarybos nariai visi žino. Susikalbėti tiesiog, reikia, kad suprastų. Dabar tikrai girdi. Tai aš suprantu, dabar pasikeitė ir dabar kaip, labai gerai bendarbiauja tiek bendruomenė, tiek seniūnai. Dabar jau ateina prieš tai buvusi, bet manau, kad viskas ta vaga ir važiuos toliau. Yra tam administracija, yra visokie slinkščiai kalyderiai, kurias gali veikti. Ne, čia nemanau, kad kažkokių didelių problemų yra. Tai tada viskas šaunu, tai iškasi puikus vėlgi pavyzdys, kai žmonės nori ir kai valdžia išgirsta, ko žmonės nori ir gaunasi puikus gražūs dalykai. Iniciatyvių žmonių trūkumas, jeigu nemėgsti pirties, tai tau ta pirtis visiškai ir neįdomi. Tai čia visuose sferose taip yra. Tai ką palinkėsiu, atrasti tą garo malonumą kitiem. Deja, ne kartą teko girdėti, kad viešų pirčių renovacija yra ne savivaldybės kompetencijoje. Ką jūs, mere, apie tai manote? Sunku kritikuoti kitus, bet pirtis yra žmonės, tai yra bendravimas, yra bendruomenės, tai negalima taip sakyti, kad pirtis ne savivaldybės reikalas. Tai būtų tas pats turbūt pasakyti, kad ir žmonės ne jų reikalas, tai taip negalima. Geri darbai nesibaigia. Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas turi idėją, kuri jums tikrai patiks. Tokią turiu idėją, kol kas tai idėjos lygmenį, bet jau sėsim rimtai svarstysim, kad galbūt ir netgi pastatyti dūminę pirtį, kuri būtų taip pat priklausytų viena iš seniūnijų.
kur galima būtų tą dūmo garą, tikrai senovinę pirtį išbandyti žmonėm norintiem ir edukacijas daryti, ir nusipraustiem, ir pabendrauti, kurie nori. Tai tokią idėją turim.